Sveiki, kalbinu Vytautą Dailydką, kuris kartu su kolega Vytautu Kleidausku ketina dalyvauti elektromobilių maratone 2014, kurį organizuoja Monako princas Albertas II. Sveikas, Vytautai. Sveiki. Tai trumpai papasakok, kas tai yra per maratonas ir kuo jis skiriasi nuo kitų maratonų. Šis maratonas turi gilias tradicijas, kurios buvo atnaujintos 2011 metais Monako princo pagalba. Nuo šiol tai ne paprastas maratonas, o elektromobilių maratonas. Ir jo esmė nėra greitis, bet yra saugumas ir laikas, gal tikslumas pagal laiką. Kaip kilo idėja dalyvauti šiame elektromobilių maratone? Apie šį renginį sužinojau iš savo kolegų, kurie vieno pasitarimo metu davė prašymą ir paklausė, ar man yra įdomu. Suprantama, taip, patapo įdomu, tai todėl mes apie tai ir kalbam. Tai, o koks buvo pats pirmasis veiksmas, kurio ėmeisi, kai su kolega apsisprendėte dėl dalyvavimo? Tai iš pradžių ir buvo pirmasis veiksmas susirasti kolegą, su kuriuo galėtume važiuoti maratone. Bet taip pat dar buvo ir pirmieji tie veiksmai, tai susidaryti planą, ką mes veiksime, kokie mūsų tikslai, kokių rėmėjų gal mums reikėtų, arba ko mums reikėtų iš rėmėjų ir ką mes rėmėjams galėtume pasiūlyti. Tai pagrindiniai būtų tokie veiksmai. Ar jau teko susidurti su kažkokiais tai iššūkiais ar sunkumais, taip tai su kokiais? Manau, kad visiems projektam tenka susidurti su vienokiais ar kitokiais iššūkiais ir sunkumais. Taip ir pas mus pagrindiniai iššūkiai ir sunkumai tai buvo ir yra. Gal netgi finansiniai, bet jie po truputį išsisprendžia. Šiais metais ketinate būti pirmieji, kurie iš anksčiau dalyvavusių lietuvių įveiks visą maratono trasą. Tai kas paskatino ryžtis tam? Iš esmės tai ir buvo paskatinimas organizuoti kažką, tai ryžtis tam, kad mes būsime pirmieji, bet tas pirmieji būsime ne vien tik tai, kad važiuosime kaip pirmieji lietuviai įveikę visą trasą, bet taip pat būsime pirmieji, kurie važiuosime su komerciniu transportu. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad tai yra pirmasis lietuviškas hybridinis transportas. Tai, tarkim, mes daug kur esam pirmi. Kokios aplinkinių reakcijos sužinojus, kad vis tik nusprendėte imtis tokios iniciatyvos? Dvejopos, iš tikro, vieni iš pat pradžių pritarė šią idėją, kiti tyliai gal dvejojo mūsų sėkme organizuoti ar važiuoti ir viską kitką daryti. Gal kiti netgi mano, kad netgi ir tas pats automobilis yra nieko vertas ir su juo mes nieko neįveiksime. Bet iš tikrųjų mus tai ir skatina įrodyti, kad mes galim tai padaryti ir mes tai padarysime. Kaip vertini pačio renginio informacinę sklaidą? Ar pakanka teikiamos informacijos? Iš organizatorių informacijos iš tikrųjų nėra daug, bet mes kaip komanda stengiamės pranešti Lietuvai, kas vyksta, kodėl mes, ir tikimės, kad lietuviai mūsų nepamirš, stebės mus, kaip mums sekasi. Maratono metu elektromobiliu bus įveikta netgi 3880 km. Tai kokiomis ypatybėmis pasižymi elektromobilis, lyginant su įprasta mašina ilgos kelionės metu? Elektromobilis iš tikro turi šiek tiek ir minusų, nes tai yra ribotas atstumas su įkraunamomis baterijomis. To sunkumo mes neturėsime, nes mes važiuosim su hibridiniu transportu ir, kaip jūs minėjote, ten tie 4000 kilometrų nuo starto iki finišo, tai mums nebus bėda. Nors iš tikrųjų mes nuvažiuosime 7000 kilometrų, nes turėsime nuvažiuoti ir iki starto, ir po to nuo finišo iki namų. Tai
iš tikrųjų bus puikiai proga išbandyti tą automobilį. Ketinate vykti su Lietuvoje projektuotų ir pagamintų įkraunamų hibridinių komercinių automobilių. Dėl ko pasirinkote būtent komercinį automobilį? Galbūt jis turi kažkokių pranašumų prieš kitų dalyvių automobilius? Pagrindinis pranašumas yra, kad mes būsime vieninteliai su komerciniu transportu, tai yra didelė mašina, tai aukšta mašina, pro kurios langus mes tikrai iš toliau matysime finišo liniją. Jūsų komanda yra pasivadinusi Judu Vytautas Team pavadinimu. Kaip ir kam kilo idėja šitai pavadinti komandą? Jo, šito labai pavadinimo idėja kilo man. Tai tiesiog gal daugiau yra žodžių rinkinys, kuris gal atspindi mūsų komandą, tai kad mes judame, kad mes Vytautai, team tai kaip komanda. Ir kaip trumpai galėtume apibūdinti Judu Vytautas Team komandą? Pasiryžę viskam. Tai pasiryžę viskam, tai reiškia, kad ketinate vykti kaip smalsuoliai, ar vis tik domitės elektromobiliais ir vyksite kaip šitos srities profesionalai? Vyksime kaip pusiau profesionalai. Iš tikrųjų domimės automobiliais ir hibridiniais, ir elektriniais, ir standartinių kūrų varomais. Tai mums tai įdomu ir mes norime, kiekvieną naujovę mes norime išbandyti. Tai todėl šitas maratonas yra mums puikia proga tai padaryti. Socialinėme Judu Vytautas Team profilyje pristatai save kaip besidominti naujomis technologijomis. Tai sakyk, kas konkrečiai tave labiausiai domina? Iš tikrųjų mane domina daug naujų dalykų. Tai gal nuo apšvietimo iki elektros gavybos ir efektyvaus elektros energijos panaudojimo. Kaip vertini pačią elektromobilių plėtrą Lietuvoje? Kaip manai, į kokias šalis Lietuva turėtų lygiuotis šioje srityje? Lietuva galėtų lygiuotis į kokią Norvegiją, Olandiją, Estiją. Tos valstybės iš tikrųjų jau turi nemažą parką elektromobilių, bet suprantama, jos skatina elektromobilių įsigijimą subsidijom įvairiom, tai reikia tikėtis, kad ir pas mus Lietuvoje kažkada tai bus. Ir galbūt tai ir išvelgtum kaip vieną iš tokių priežasčių, kad Lietuva dar nėra tokiame lygmenyje kaip tos valstybės. Kas be ko. Ir ar savo gyvenimą vadovaujasi aplinkos saugojimo principais? Jei taip, tai kokiais būdais tai darai? Suprantama, taupau elektrą, rūšiuoju. Taip pat irgi stengiuosi nevažiuoti mašinoje vienas. Puikiai idėja. Elektromobilių maratonas 2014 yra tarptautinis renginys. Jis įtraukia net 35 pasaulio miestus. Sakyk, kokią žinią apie Lietuvą ketinate nešti pasaulį? Norime pranešti, kad lietuviai sugeba kurti tikrai neblogas technologijas, kurių pagalba galima sutaupyti kuro ir taip pat mažiau teršti gamtą. Maratono dalyviai pasiekę finišą turės galimybę išvysti ir susipažinti su Monako princu Albertu II. Teko girdėti, kad turite jam paruošę dovaną. Tai kas tai bus? Iš tikrųjų turime ir ne vieną dovaną, bet viena iš jų yra elektrinė pavara dviračiui, kuri buvo sukurta Lietuvoje. Ir tai yra tikras lietuviškas produktas. Tai mes norėsime parodyti pasauliu, kad Lietuvoje tikrai kuriama daug įdomių ir reikalingų dalykų, ko gal kiti net nežinojo. Ar jūsų įspūdžius maratono metu galėsime stebėti medijų pagalba? Galbūt ketinate rašyti tinklaraštį ar per socialinius tinklus skelbti įspūdžius iš maratono? Kas be ko, kiekvieną dieną mes gal net kelis kartus per dieną stengsime atnaujinti savo informaciją, kur esame, ką darome, kokius nuotykius patiriame. Taip pat bus daug nuotraukų, kurias talpysime taip pat ir socialiniuose tinkluose. Tai iš tikrųjų stengsimės, kad mus
Lietuva tikrai pamatytų, sužinotų, Ir galėtų kur mes, sekti. jo, galėtų mus sekti ir žiūrėti ir galėtų netgi ten padiskutuoti su mumis kartu. Tai ko pats savo ir savo komandai nori palinkėti prieš maratono pradžią? Gero kelio ir jokių gedimų kelyje. Ir pabaigai, užbaig mano mintį. Jei maratone užimtume prizinę vietą, tai... Labai stipriai pabučiuočiau savo žmoną. Ačiū Vytautai iš pokalbį. Dėkui.